Sveiki, Lietuvą vis dar atakuoja balionai iš Baltarusijos skrendantis į Lietuvą prie mūsų oro uostų ir dabar Lietuva sprendžia oro balionų krizę. Tik tai galvoja, kaip tą padaryti efektyviausiu būdu. Apie tai šiandien ir kalbėsiu su žmogumi, kuris kariavęs yra Ukrainoje, tai yra dronų specialistas Arūnas Kumpis. Labas, Arūnai. Sveiki. Kaip tu vertini, kas čia vyksta? Ar Baltarusija iš tikrųjų užsiima tokią koordinuotą ataką kartu su Rusija greičiausiai prieš Lietuvos valstybę, ar vis dėlto tai yra kontrabandiniai kroviniai, kuriuos galbūt Baltarusija išnaudoja, sako, valio, galime tuo pačiu trikdyti ir Lietuvos oro uostų darbą? Tai sunku čia dabar nuspręsti ir iš esmės geriau yra galvoti apie blogesnį variantą negu kad apie geresnį, nes lygiai taip pat galėjom galvoti apie tą instrumentalizuotą migraciją kaip apie kažkokį tai verslo modelį ir taip toliau. Tačiau tokie režimai kaip Rusijos ar Baltarusijos, jie visą laiką išnaudoja tos dalykus ir politiniais tikslais. Tai mums reikėtų traktuoti tai kaip hibridinę ataką ir tiek, nes kada jie persijungs nuo verslo prie destabilizacijos, tai čia vienas klausimas ir čia nėra aiškių ribų tarp šito dalyko, nes faktas yra tas, kad be režimo žinios ir leidimo nevyksta šitie dalykai ir čia yra tiesioginės sąsajos. Pati gamykla Baltarusijoje cigarečių yra pastatyta tam, kad galėtų vykdyti kontrabandą. Ir gamyklos savininkai turi tiesioginę sąsają su pačiu Lukašenka. Tai akivaizdu. O ten paprastai tos, kaip čia pasakius, tos sąsajos jos yra ne visiškai aiškios, bet jos yra, tai turiu omeny destabilizavimo būdai. Tai ekonominė žala irgi yra valstybės destabilizavimas. Ta prasme, mes netenkam dėl kontrabandos milijonų pajamų į biudžetą ir tai jau yra didelė žala. Kaip tau atrodo, Arūnai, kodėl dalis mūsų politikų, net pačioj pradžioje, gal ir dabar girdisi balsų, nenori pripažinti, kad tai yra hibridinė ataka prieš valstybę? Pavyzdžiui, Europos ar ne lyderiai, ta pati Europos komisijos vadovė, aiškiai tiesiai šviesiai pasakė, kad tai yra hibridinis išpuolis prieš Lietuvą ir Europos Sąjungą. Tai va čia man labiausiai yra nesuprantamas dalykas, gal jie kaip užmeta juos ant posūkių to bandymų raminimo šitą žmonių. Ramina ir jau nejaučia, kad jau užmetė ant posūkio, nes realiai tai mūsų valstybė yra naudinga, kad ES ir NATO suvoktų, kad tai yra ne ekonominių pagrindų, o yra karinių hibridinių veiksmų sudėtinė dalis. Ir mes galim gauti atitinkamą paramą tiek politinę, ir tame tarpe ir materialinė, jeigu mes pasiruoštume savo namų darbus dėl tos pasienio oro erdvės apsaugos, parengtume konkretų planą su priemonėmis, reikalingų inventoriumi ir visa kita, tai ir įtikintume ES ir NATO atsakingus asmenys, kad tai yra bendras interesas ir bendra grėsmė, tai mes gautume netgi ir finansavimą. Tai kodėl vietiniai mūsų politikai mėgina sumenkinti šitą visą reikalą, tai, kai nelabai suprantu ir paaiškinti labiau negu kad nemokšiškumo ar nesigaudimo, pasiklydimų tarp trijų pušų, aš nelabai suvokiu. Bet gerai, Arūnai, o kiek čia iš tikrųjų yra grėsmė Lietuvai, ar ne? Nežinau, aviacijai, nežinau, žmonėms ir taip toliau, nes kaip, ar ne, dabar mes atrodo jas reikšminam tą problemą dėl to,
kad mes nepamatėm, ar ne, pradėjom geriau matyti, turim, ar ne, papildomus naujus radarus, kurios kariuomenė, ar ne, turi ir padeda pasieniečiams ir parodo tą vaizdą. Pagaliau mes matom tą pilną vaizdą ir tą pripažino ir oro navigacijos tarnybos vadovas. Ir nors balionų yra panašus kiekis, kiek buvo ir anksčiau, bet dabar mes pradėjome realiai stabdyti oro uosto veiklą, dabar pradėjome kelti šitą klausimą. Na, žinokit, jeigu kalbėti apie, tarkim, tuos labiau matymus, tai aš truputėlį žiūrėčiau rezervuotai, nes ir anksčiau, ir prieš metus buvo tokių atvejų, kur pilotai yra praktiškai vos ne vizualiai matė tuos oro balionus ir yra oro balionai net nusileidę į oro uostą. Tai čia dabar nenorėčiau veltis į tą politinį ping-pongą, nes opozicija dabar nori parodyti, kad problema yra prasidėjusi dabar, labiausiai jaučiama, o valdžioje esantis politikai nori pasakyti, kad problema buvo dar didesnė ir anksčiau. Na tai ir priklausomai nuo to, kaip kieno balsas yra labiau girdimas, taip mes ir suvokiam, kaip iš tikrųjų yra. Bet čia nevedantis kelias niekur. Ta prasme, koks skirtumas? Faktas, kad buvo tada, yra dabar ir faktas tas, kad tada neturėjom priemonių ir dabar neturim priemonių ir dar netgi klaidinga būtų susiaktualizuoti ties balionais, nes ir balionai yra tik tai kaip dabar paaštrėjusi problema, nes va taip sutapo, kad vėjo kryptis labai palanki kelias dienas iš eilės ir jie ten skrenda tiesiai į oro uostą. Ir aš galiu jums garantuoti 100%, kad pasikeis vėjo kryptis ir nurims visas šitas triukšmas. Nebeuždarinės oro uosto, nes nebeskris balionai, viskas nurims ir, kaip sakoma, bus things as usual. Bet jeigu žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą, teisingą požiūrį turėti, tai turėtume dabar nesuaktualizuoti į balionus, kontrabandą ar kitus tokius dalykus. Turėtume spręsti problemą iš esmės. Bepiločių orlaivių skridimas į mūsų oro erdvę. Kaip mes galim juos identifikuoti ir neutralizuoti, nes šiandien yra balionai, ryt bus ten fiksuoto sparno kažkokie tai, poryt kopteriai, o dar toliau šachedai pradės skristi masiškai. Ir mes turim būti pasiruošę apskritai šitas grėsmės atremti, o ne aktualizuotis ties kažkokį tai vieno ir sakyti, oi, žiūrėkit, dabar skrenda balionai ir mes nieko negalim padaryti, nes jie ten skrenda aukštai, yra permatomi, mes jų ten nematom. Tai balionai yra šiandieninė problema, o rytoj skris kažkoks tai kitas objektas. Bet Arūnai, kai mes šnekame apie oro gynybą, ar ne, teko kalbinti tiek politikus atsakingus už gynybos finansavimą, tiek kariuomenės vadą, jie sako vieną ir tą patį, kad nėra pinigų kitų metų biudžete oro gynybai. Nors, kai skrido ar ne 2 dronai Liepos mėnesį į Lietuvos teritoriją, tai buvo didžiulis skandalas, buvo aiškinamasi ir žadama, kaip čia mes greitai pirksim viską ir oro gynybai reikalinga detekcijos sistema, kad būtų nustatoma, kas buvo šnekama apie tai, kad reikia kažkokių imtis priemonių kuo greičiau, kad būtų su kuo numušti tos dronus. Dabar apie tai kalbos nėra. Tai valdininkai visą laiką galvoja, kaip spręsti čia ir dabar, o problemas, kurios šiandien yra aktualiausias, o tokius greitų sprendimų čia nėra, reikia ilgalaikių sprendimų ir be abejo, kad tiems ilgalaikiams sprendimas turi būti numatyti biudžetai. Tai
Kas ten yra su biudžetais, aš dabar nelabai kažką tai galiu pasakyti, bet prioritetuose anksčiau tai tikrai nebuvo tos oro gynybos nuo dronų ir pačių dronų nebuvo prioritetuose. Ir dabar nėra, va tame ir yra bėda, ir kai šneka politikai apie tai, kad kaip čia baisiai reikia pasirūpinti oro gynybą, o pinigų tam nenumato, pavyzdžiui, kitų metų biudžete, nes kariuomenės vadas minėjo, kad reikia apie 500 milijardo per 3 metus išdėstytus, kad galėtų būti pilnai sutvarkyti, bent jau galėtų kovoti tam tikrų atstumų, ne visą Lietuvą padengti, bet bent jau dalį, kad galėtų tam tikrus dronus naikinti, tačiau nėra tų pinigų numatyta. Na čia turbūt politikų klausimas yra, bet šnekant apie pačius balionus. Kiek Arūnai jie turi, kokią jie kelia grėsmę ir ar mums tikrai reikia dabar stengtis galvoti, kaip juos numušti? Tai grėsmę kelia, jeigu turim uždarinėti tarptautinius oro uostus ir skrenda jie į strateginės reikšmės objektus, na, tai čia net negali būti jokių abejonių, kad jie kelia grėsmę. Prasme, jie apskritai valstybės funkcionavimą trikdo, tai su jais reikia kovoti, bet šiandien trumpalaikėmis priemonėmis mes nepakovosim, nes to kinetinio poveikio priemonių, kuriomis galėtume juos ten numušinėti ar daryti poveikio, mes elementariausiai neturime. Ir čia nėra taip, kad nuvažiuosi į parduotuvę ir jų įsigysi ir sekančią dieną pradėsi numušinėti ten tos balionus, nes reikalinga struktūra, reikalinga sąveika, reikalingas personalas, profesionalus personalas, kurį užima laiko parengti. Dėl to aš ir siūlau, kad nesikoncentruoti dabar į tas trumpalaikės priemonės, nes pasikeis oras ir baigsis ta problema su tais balionais, o dirbti ties ilgalaikiam priemonėm, kurie apimtų ne tik tai kovą su balionais, bet ir su įvairaus tipo apskritai bepilotėm sistemom. Ir kur aš matau didžiausią problemą šiandien, kad pas mus dar nėra priimto strateginio sprendimo, kas už juos yra atsakingas ir kas su jais turi kovoti. Nes aš kažkaip tai naiviai tikėjau, kad čia prieš kurį laiką, kai įskrido ten tos gerberos ten ir buvo pradėta aiškintis ten tą įstatyminę bazę, nes pasieniečiai sakė, kad mes neatsakingi už oro erdvės kontrolę, čia atsakinga kariuomenės KOP, karinės oro pajėgos, o karinės oro pajėgos sakė, mes neatsakingi už sieną. Ir buvo toksai stumdymasis, dabar nuo kažkurio tai laiko pradėjo bendradarbiauti pasieniečiai su kariniam oro pajėgom. Tai ir karinės oro pajėgos teikia informaciją pasieniui apie pamatytus ore objektus, net Baltarusijos pusėje. Tačiau yra labai didelė problema dabar, kaip aš sužinojau, pasieniečiai gauna tą informaciją labai fragmentuotą. Ir aišku, dėl ko, nes karinės oro pajėgos, jos disponuoja pagrindė ilgojo ir trumpojo nuotolio radarais, kuriais stebi oro erdvę. Ir ilgojo nuotolio radarai yra 450 km veikimo nuotolis, šitą vidutinio minėjau, netrumpai, vidutinio nuotolio 250 km nuotolio. Ir jie, vienas dalykas, kad sunkiai atskiria objektus, kurie yra matomi radaruose, ten ar tai yra paukščių būrys, ar balionai, ar bepiločiai, realiai jie yra skirti lėktuvų identifikavimui. Ten sraigtasparnius ir lėktuvus gerai identifikuoja. Ta prasme, yra, aišku, ir raketas aukščiau skrendančias. O žemai skrendančių objektų, jie
arba nemato, ar dėl paprastos fizikos, arba kartais mato, kartais nemato. Tai dėl to pasieniečiai gauna tokią informaciją. Dabar matom 20 kažkokių tai objektų. Po kažkiek tai laiko dabar matom 40 kažkokių tai objektų. Ir aš tai įsivaizduoju, jie dabar sako, tikėtina, kad ten balionai, ten gavom informaciją apie balionus ir dabar išvažiuosim į vietą ir žiūrėsim į viršų ten, kur tie balionai skrenda, ar kryptį mėginsim nustatyti. Bet iš esmės, tai nieko nesakantis dalykas. O kad veiktų šita sistema, reikalingi artimojo nuotolio radarai, kurie mato žemame aukštyje ir iki 15 km atstumu. Ir juos reikia išdėstyti vieną liniją, tai yra prie pasienio zonoje, o kita prie tų objektų jau valstybinės reikšmės. Tam, kad juos tiksliai matytų ir identifikuotų. Tai dabar taip yra su oro uostu, pavyzdžiui, man atrodo, karinės policijos tarnyba turi ten tos artimojo nuotolio radarus ir jinai informuoja oro uostą apie pasirodančius balionus oro uosto prieigose. Tai gerai matosi. Bet esmė yra tame, kad dabar pagal dabartinę strategiją valstybės sienos apsaugos tarnyba nėra pati atsakinga už tų oro objektų identifikavimą ir jų ten sekimą, lydėjimą. Už tai yra atsakingos karinės oro pajėgos. Ir gaunasi toksai. Gerai, bet mano galva. O kaip, Arūnai, žiūrėjai tą vyriausybės sprendimą, kad šitos oro balionus pavesta numušinėti kariuomeniai? O kas iš to? Tai jeigu kariuomenė neturi jų kom numušinėti, gali pavesti, ką tik tai nori. Jeigu tu neturi kom, gali pavesti, nuvažiuok ten, bet jeigu neturi kom važiuoti, tai kas iš to pavedimo? Tai pavedė, aš taip įsivaizduoju, tą pavedimą davė tam, kad kaip žmonės kaip suprastų, kad kažką tai darom. Daviau pavedimą. Toks apraminimas labiau, ar ne visuomenės? Kad kariuomenė nevatoj tuom pasirūpins? Tik tai. O kai kalbinau kariuomenės vadas aiškiai pasakė ir atvirai, sako, mes savo turimomis brangiomis raketomis tikrai, sako, tų balionų mes neįsim numušinėti. Sako, numušinėsim pigesnėmis priemonėmis. O yra tų pigesnių priemonių, kurios gali ne raketos numušinėti? Turi tokių kariuomenė? Ne. Tai kas tai yra? Tai kom tada mes galim numušinėti iš visą Lietuvą? Turi tokių priemonių, Arūnai, kuriom galim numušinėti? Šiandien neturime. Ir neaišku, kada turėsim. Bet žiūrėkit, jeigu mes neturim jokių priemonių, tai mes galime sakyti, kad mes prieš Baltarusijos oro balionus esame bejėgiai, nes negalim jų numušinėti kažkaip ir pakeisti jų krypties skridimo. Čia teisingas žodis pavartotas. Realiai, sakyčiau netgi taip, mes nekontroliuojam savo oro erdvės iš dalies jau. Ir jeigu pradės skristi bepiločiai, tie patys šahedai ir visa kita, mes ir tada nekontroliuosim. Nes vėlgi tos priemonės, kurias turime oro gynybos, jos netam ir skirtos. Tai dar ne visas pokalbis. Antrąją interviu dalį kviečiu žiūrėti mano kanale Substack ir Patreon platformose.